Sveiki, aš kompanijos Hauslita nekilnojamo turto konsultantas. Pristatau jums ir siūlau įsigyti vieną iš mūsų parduodamų objektų Klaipėdoje. Tie, kuriems labiau patinka gamta, nei pašonėje didelė parduotuvė, pritars, kad mažasis kaimelis gyvenimui yra viena iš patraukliausių vietų Klaipėdoje. Turite vaikų, nenorinčių ištisai sėdėti prie kompiuterio ir zirsti jums į ausį tą nuvalkiotą klausimą, ką man veikti? Mėgstate ramybę? O savaitgaliais galbūt pasisėdėjimų su draugais ar gerais kaimynais prie laužo Danės upės pakrantėje. Auginate šunį, kuriam reikia išsidūkti. O gal tiesiog po darbo mieste trūksta oro? Tada jūs jau susidomėjote. Jei ne, išjungkite šį jums nenaudingą vaizdo klipą arba bent jau pritildykite garsą. Šis 3 kambarių butas yra pirmame aukšte, kuris yra aukščiau nei įprasta. Todėl pašaliniams taip pat sunkiai pasiekiamas, kaip bet kuris antrasis namo aukštas. Privalumas – didžiulė 80 kvadratinių metrų terasa, į kurią patenkama tiesiai iš svetainės ir kurioje vasaros vakarais prie šeimos stalo smagiai jausitės jūs ir jūsų vaikai. Pats butas įrengtas šiuolaikiškai ir skoningai, panaudojant kokybiškas apdailos medžiagas ir santechniką, o baldai ir buitinė technika net po 3 metų išlaiko savo stilių. Atrodo visiškai nesusidėvėję ir kuo puikiausiai tarnauja žmogui. Bute įrengtos 2 sieninės spintos, rūbinės, erdvus vonios kambarys, jaukus apšvietimas, oro kondicionavimo sistema ir telefonspynė. Langai visi orientuoti į rytus ir čia jau skonio reikalas, kokia saulė gyvenime jums mielesnė. Po namu yra automobilių parkingas, nors kieme pakankamai vietos jūsų svečių mašinai. Tiesa, nepaminėjau, kad į teritoriją automobilių patenkama tik paspaudus pultelį ir pasikėlus užtvarui. Taigi, kviečiu įsitikinti, kad gyventi miesto bute gali būti artima nuosavam namui užmiestyje. Prieš įsigydami nekilnojamą turtą, prašome pasitarti su mūsų nekilnojamojo turto kompanija Hauslita.